Labas vakaras visiems čia susirinkusiems. Šiandien norėčiau pakalbėti apie tokį produktą kodiniu pavadinimu HVP ir iš tiesų taip trumpai pasakysiu tokią, gal šiek tiek linksmą istoriją. Apie šį produktą kažkaip, kai jis atsirado mūsų rinkoje, aš pasižiūrėjau ir pagalvojau, kažkaip toks produktas, nei kažkam jis reikalingas, nei jis labai įspūdingas, galvoju, kažkaip galėjau galbūt kokį kitą produktą vertingesnį į mūsų rinką įvesti. Ir čia, žinot, kaip sakant, tas toks laikotarpis įdomus, kai buvo būtent virusas, kai buvo karantinas, gaudavau tokių gal pusiau juokais žinučių, kad gal tu turi kokių antidepresantų. Gal galėtų kažkas padėti čia man tokioje situacijoje, kai tiek daug įtampos, kai ta tokia nežinomybė, kai galbūt ir mokymai su vaikais nuotoliniu būdu atima šiek tiek, kaip ir, vadinkim, sveikatos. Ir kai būtent kažkaip taip pasikalbėjom, galvoju, reikia man pasidomėti, kas tas produktas HVP. Aišku, automatiškai jau matom, kad yra valerijonas ir jisai atlieka tam tikrą raminamąją funkciją ir galvoju, tiesiog reikia pasidomėti šiek tiek daugiau apie šį produktą. Didžiuojasi kompanija Nature Sunshine, kad ji negali pristatyti, negali gaminti produkto, kuris, kaip aš maniau, kad galbūt nereikšmingas, nenaudingas ir visa kita. Iš tiesų, tai yra superinis produktas su puikiai parinktomis žolelėmis, su puikiu jų deriniu ir, kaip aš sakau, tiesiog, visi produktai yra unikalūs ir tikrai labai reikalingi ir puikiai sukomplektuoti. Kaip kad, aš tikrai atsiprašau jo su savo tokiom mintim, kad jis galbūt nenaudingas, nereikalingas ir labai tikiuosi, kad po mano prezentacijos jūs taip pat susidarysit, fantastišką nuomonę apie šį produktą ir suvoksit, kad jis tiesiog turi būti pas kiekvieną vaistinėlėje. Taigi, pradėkime. Ko gero gyvenime būna kiekvienam tokių situacijų, kai, tiesiog toks, įtemptas periodas ir apskritai tiesiog šiuo metu tas laikas, kai mes bėgame, kai skubame, kai viskas keičiasi, jis tiesiog priverčia mūsų tą nervinę sistemą įsitempti. Elementaru, tiesiog daug darbo, mes lekiam, skubam, nespėjame, dar prisideda galbūt nesutarimai šeimoje, galbūt kažkokia netektis, stresas, o kai parodė paskutinių mėnesių situaciją, kad pažiūrėkit, net, tas virusas mus išvedė iš pusiausvyros, ta pati nežinomybė. Ir nervinė sistema, tai jinai yra tiesiog tikrai labai jautrus kaip ir organas, jis yra ypatingai svarbus ir ko gero, kaip žinote, tai yra pirmoji sistema, kuri pradeda vystytis pas kūdikį, kažkur tai nuo pastojimo apie 15 dieną. Ir tiesiog gamta taip sutvėrė, kad mūsų ta būtent nervinė sistema jinai ir ko gero svarbesnė negu bet kokie kiti organai ir ją įvystytis reikia daugiau laiko. Todėl, kad per ją mes judame, veikia mūsų organai, per ją mes suvokiame pasaulį, per ją mes tiesiog įvertinam savo kaip ir tas dvasinį pasaulį, emocinį pasaulį. Ir tai yra ypatingai svarbi sistema, be kurios mes negalime funkcionuoti kaip žmonės, tiesiog negalim savęs įvertinti ir pajusti kaip žmogus, kaip žmogus. Taigi, kaip ir minėjau, tiesiog tas mūsų gyvenimas, tas mūsų toks bėgimas, lėkimas, tiesiog net mums nenorint, priverčia mūsų nervinę sistemą įsitempti. Ir to pasekoje mes ką turim? Mes tiesiog, dar nepaminėjau, finansiniai nesklandumai gali tą įtakoti apskritai, kaip ir sakiau, bendrai įtampa dėl gyvenimo. Ir ką mes turime? Turime tiesiog nuolatinę įtampą, turime nerimą, atsiranda nervinis išsekimas, miego sutrikimai, tam tikrais atvejais net panikos priepuoliai, nuo to nuovargio, galbūt nuo neišsimiegojimo atsiranda pyktis, suirzimas, bendras toks kaip, jautrumas, liūdesys ir to pasekoje išsivysto net depresija. Kas liūdniausia, kad, anksčiau tokio kaip susirgimo, pavadinkim, negalavimo depresija, gydytojai net nežinojo ir jo net neįvardino, kad jis yra kaip kažkoks sutrikimas, netgi ignoravo. Dabar, ką mes matome, kad ši problema kamuoja ne tik suaugusius žmonės, bet vis dažniau pastebima ir pas mūsų vaikus. Pas jaunuolius, pas
pakankamai jaunus žmonės. Didžiausia problema yra ta, kad kai yra, tarkim, nuovargis, tas išsekimas, sutrinka miegas, mes pasidarom jautresni, mes tarsi pakliūnam į tokį užburtą ratą, nes vieną naktį neišsimiegoji, pavargai, suirzęs, kitą naktį tu tiesiog esi pervargęs, galbūt irgi negali užmigti, negali valdyti savo tų emocijų, pykčių ir tu tiesiog sukiesi tam užburtame rate, iš kurio tu negali išeiti. Taigi, ta mūsų nervinė sistema, jinai būtent yra pertempta tokiose situacijose ir patys sutinkat, kad šiuolaikinis gyvenimo būdas, šiuolaikinė mityba neleidžia kartais tiesiog pasirūpinti tinkamu jos ne tik kad funkcionavimu, bet tiesiog neprūpinam jos nei maistinėmis medžiagomis. Ir be abejo, to pasiekoje jinai reaguoja į aplinkos tuos dirgiklius, pavadinkime, tas situacijas žymiai jautriau. Taigi tam, kad mes palaikytumėm ją sveiką, pirmiausia, mes turim užtikrinti nervinės sistemos aprūpinimą maistinėmis medžiagomis. Taip pat yra labai svarbu, kad po stresų, tarkim, po kažkokių įtampų mes galėtumėm ir pasirūpintumėm tiesiog jų funkcijų vėl atstatymui tą normalią būklę. Ir be abejo, reikėtų nepamiršti vaistinių augalų pagalbą, tiek suvaldant tas stresinės būsenas, tiek ypatingai labai svarbu atsistatant po streso. Taigi, pagalba yra ir jinai tikrai labai puikia, labai taip, įdomiai užkoduota, HVP. Tai tiesiog žolelių kompleksas, žolelių rinkinys, kuris skirtas ne tik tai nervų sistemos, kaip ir pavadinkim, funkcijų atstatymui, bet ir pamaitinimui ir papildymui reikiamomis medžiagomis. Taigi, augalų galios. Turime 3 puikiausius augalus. Būtent nuo jų pavadinimų ir sukurtas maisto papildo pavadinimas HVP, nuo jų lotyniškų pavadinimų. Tai turim paprastai apynį, vaistinį valerijoną ir raudonžienę pasiflorą. Galbūt valerijonas yra tas, kuris labiausiai žinomas, apynys, galbūt šiek tiek, bet jau man bent asmeniškai raudonžienė pasiflora nebuvo žinoma iki tol, kol aš nepradėjau domėtis apie šį papildą. Taigi, pristatau jums HVP. Kuo jis yra ypatingas? Jis yra ypatingas tuo, kad kompanija Nature Sunshine sukūrė unikalią formulę. Tiesiog šios žolelės sukomponuotos taip, parinktos tokios proporcijos, kad jos veikia sinergiškai. Tai reiškia, kad viena kitą papildo. Ir jeigu jūs, pavyzdžiui, vaistinėje pasimtumėt, nusipirktumėt šių žolelių atskirai ir bandytumėt susikomponuoti savo arbatą, vargu ar jums pavyktų, nes, reikia žinoti tikslias šių žolių proporcijas, kaip paruošti. Ir unikali ši formulė tuo, kad kas vartojot valerijoną, ko gero, žinot, kad jis turi tokį slopinamąjį poveikį. Tai šiame papilde šis poveikis yra eliminuotas. Tikrai nepasakysiu kaip, matyt, šiuolaikinės technologijos, kaip žinot, kompanija turi savo laboratoriją, turi savo aparatus, kuriais atlieka tyrimus ir įvertina, kiek kokioje žolelėje yra veikliosios medžiagos. Taigi, tai būtent valerijono tas slopinamasis poveikis, jis yra eliminuotas. Ir dėl to nėra mieguistumo pojūčio, nėra to tokio, prislopinimo, todėl vartojant šį maisto papildą galima vairuoti. Taigi, kuo jis dar ypatingas? Nutriciologai patarė, kad jis yra tikrai būtinas vaistinėlėje to žmogaus, kuris turi aukštą spaudimą arba kurio spaudimas, pavadinkim taip, šokinėja. Tai jis čia normalus, tai jis yra aukštas, tai vėl normalus. Kam aš papasakosiu šiek tiek vėliau. Taigi, trumpai aptarsime kiekvieno iš šio augalo tokias kaip ir savybės ir be abejo po to papasakosiu bendrai, ką šis papildas gali duoti mums naudingo ir kam bei kokiais atvejais yra reikalingas. Taigi, paprastasis apynys, jis ypatingas tuo, kad visų pirma turi tikrai daug vitaminų, nežinau kaip įvardinti, tos tokios, spurgai, kiek pamenu, vadinama šio augalo dalis, ar nežinau, net tiesiog kekės, tai taip pat turi labai daug eterinių aliejų. Bet pagrindiniai, ta prasme, tie poveikiai, tai yra tai, kad sureguliuoja miegą, jis ramina,
reguliuoja apetitą bei gerina virškinimą, taip pat švelniai stimuliuoja tulžies išsiskyrimą. Šiek tiek turi šlapimą varinantį poveikį, taip pat antiparazitinį ir ypatingai tinkamas tuomet, jeigu yra raumenų trūkčiojimas. Aišku, čia kalbama, ne vien tik jisai padeda, reikėtų dar taip pat atkreipti dėmesį ir pakanka organizmui magnio, bet kartu būtent su magnio komplekse jis puikiai padeda tą trūkčiojimą nuimti ir mažina potraukį alkoholiui. Vaistinis valerijonas, tas augalas, kurį mes ko gero pakankamai gerai žinome ir galbūt net esame vartoję, tai jisai gerina kraujotaką, gerina taip pat miegą, be abejo, jis turi tą raminamąjį poveikį, kai nuima, nerimą, nervingumą, baimės. Ypatingai padeda tuomet, kai yra panikos atakos, isterijos. Žinokit, kažkaip galvodavau, kad tos panikos atakos, tai čia galbūt yra kokiem labiau išsekusiems žmonėm, jautresniem ar turintiems kažkokių problemų. Bet iš tiesų tikrai sutikau nemažai žmonių, kur tiesiog tos panikos atakos jos yra iš niekur. Tiesiog taip susisuka mintys, kad prisigalvoji visokių nebūtų ir būtų dalykų ir tiek save išsigąsdini, kad netgi ištinka panikos atakos. Taigi, taip pat gerina širdies ir kraujotakos sistemos darbą ir ypatingai padeda esant migrenai, reumatui, stenokardijai, esant skydliaukės sutrikimams. Ši žolė mažina potraukį rūkymui ir, kaip minėjau, turi tokį kaip ir atpalaiduojantį, raminantį poveikį. Taigi, ta egzotiškoji raudonžiedė pasiflora, ji nuima įtampą, gerina miegą, pašalina nerimą ir naudinga esant galvos skausmams, efektyvi esant dažniems astmos priepuoliams. Kodėl? Todėl, kad tie žmonės, kurie turi astmą, jie jau automatiškai yra pastoviai išsitempę, nes jie tiesiog nežino, kada tas priepuolis gali užeiti. Ir ta, kaip sakant, baimė, jinai kartais tiesiog būtent ir sukelia priepuolį. Kai tu bijai, kada tas įvyks, tai būtent HVP ypatingai tinka tiems, kurie turi astmos priepuolius. Taip pat ypatingai puikus produktas esant klimakteriniams nuotaikos svyravimams, esant nerviniams tikams, traukuliams ir esant hormoniniams sutrikimams. Šiek tiek daugiau informacijos, kam įdomu, galit pasižiūrėti, čia yra nuoroda įdėta, galit susirasti internete, tai bus rusų kalba. Taigi, koks toks apibendrinantis šio produkto poveikis yra, kam galima jį naudoti? Pirmoji eilė tai sureguliuoja miegą. Sutikit, kad būna tokių ir dienų, ir situacijų, kai tu tiesiog elementariai galbūt turi tiek daug darbų, kai bėgi, leki, pervargsti ir vakare negali užmigti. Viena iš jų esu aš, kur tikrai turiu gausią šeimą, turiu darbą, turiu pomėgių ir visą kitą. Tai anksčiau, tiesiog pervargsti, atsiguli, žiūri į lubas, ar ten skaitai knygą ir nemiegi, ryte atsikeli be jėgų, ryte atsikeli be energijos, atsikeli piktas, tada, kaip aš sakau, visi kliūna ir namiškiai, ir darbe ten būni, sėdi ir spoksai į ekraną tiesiai šviesiai sakant. Dabar, kai aš atradau HVP, aš nesikankinu. Jeigu aš matau, kad tikrai turėjau tokią įtemptą dieną, ne tiek emociškai, ne tiek galbūt, nervinių pagrindų, bet tiesiog fiziškai. Užtenka to, kad ir fiziškai. Aš tikrai vakarui išgeriu HVP kapsulę. Man to užtenka. Dar ką noriu paminėti, galima gerti HVP kaip kapsulės, bet galima pasidaryti arbatą. Tikrai išbandžiau, skonis yra, jis gal nėra toks labai ypatingai skanus, kam teko ragauti paudarką, tai tikrai yra žymiai geresnis ir netgi turi tokio, egzotiško, įdomaus prieskonio. Taip, kad rekomenduoju pabandyti, kas aišku negalit, nemėgsta tokių galbūt specifinių skysčių, tuomet vartokite kapsulėmis. Taigi, gerina širdies, kraujotakos sistemos veiklą, mažina kraujo spaudimą. Ir iš tiesų vėliau pateiksiu konkretų, kaip ir receptą, pavadinkim, ką reikėtų ir kaip gerti, jeigu matote, kad yra pakilęs spaudimas. Ypač tais atvejais, kai jis yra ypatingai aukštas ir toks, kaip sakant, gali, aišku, išgerti vaistų, bet patys žinot, koks būna, ir vaistų poveikis.
Tiesiog HVP mažina spazmus būtent mūsų kraujagyslėse, atpalaiduoja ir automatiškai, mažėja kraujo spaudimas. O kaip žinot, ta prasme, kad, aukštas kraujo spaudimas, ypač tais atvejais, jeigu jis tikrai pakankamai aukštas ir toks svyruojantis, tai yra tiesiog, kelias į insultą. Taigi, HVP yra skirtas insulto ir infarkto prevencijai. Gerina būklę esant reumatoidiniam artritui. Vėlgi, tai jisai tiesiog turi tokį truputėlį nuskausminantį poveikį. Ir būtent ties spazmų nuėmimas, tas būtent nuskausminamasis poveikis, tas raminantis ir, kaip aš sakiau, nervų sistemos maitinantis poveikis, jisai ypatingai naudingas esant migrenai arba jeigu yra galvos skausmai. Kaip ir buvo minėta, kalbant apie konkretų augalą, tai mažina panikos ir pykčio priepuolius, būtent dėl tų augalų savybių. Ir esant klimakteriniam periodui. Patys žinot, kad tai keičiasi ir hormonai, keičiasi ir mūsų, nervinės sistemos galbūt darbas, kadangi ją įtakoja besikeičiantys hormonai, atsiranda toks kaip ir dirglumas, galbūt neramumas. Tai puikus produktas būtent šiuo laikotarpiu. Vėlgi, dėl to spazmus nuimančio poveikio ypatingai tinka, jeigu turime skausmingas mėnesinės. Tai taip pat rekomenduojama vartoti. Jeigu jaučiate skausmą, praktiškai galima pabandyti 2 kapsulės išgerti, turėtų po kokių 5-10 minučių padėti. Kodėl sakau tokį laiką, vėliau papasakosiu tam tikrus atsiliepimus apie šitą produktą ir apie tai, kaip greitai jisai suveikia. Taigi, savo unikalią sudėtim, dėl tų augalų skatina ilgaamžiškumą, skatina dėl to, kad vartojant šį maisto produktą tiesiog gerinama smegenų veikla. Ir kas labiausiai galbūt taip unikalu, kad mažina ne tik potraukį svaigalams, tabakui, bet esant bet kokioms nepriklausomybėms. Tai ypatingai puikus produktas kartu su kitais svorį mažinančiais produktais. Nes, pagalvokit vis tiek, jeigu tu nori sulieknėti, tu turi atsisakyti ar galbūt miltinių produktų, ar saldumynų. Ir automatiškai organizmui tai yra stresas, tai yra įtampa. Taigi, vartojant, tarkim, svorį mažinančius produktus, mūsų kompanijos kartu labai rekomenduoju pridėti ir HVP, tiesiog tokiai bendrai įtampai nuimti. Taigi, kaip galima vartoti? Iš tiesų, rekomendacijos yra, kad vartojama suaugusiems ir vaikams, kuriems yra 12 metų, po 1 kapsulę 2 kartus dienoje su maistu. Tačiau iš tiesų galima duoti ir jaunesniems vaikams. Kodėl? Nes nėra jokio šalutinio poveikio, nebent būtų kažkoks išskirtinis būtent konkrečios šios sudedamosios dalies netoleravimas. Aišku, reikėtų pabandyti pradžiai galbūt 1 kapsulę į dieną. Kodėl paminimi vaikai, kad jiems vertėtų ir galima netgi duoti, ko gero žinote, dabar yra tikrai nemažai vaikų, kurie, yra šiek tiek judresni, galbūt šiek tiek jautresni. Tiesiog būna tokių situacijų, pavyzdžiui, po kokio, gimtadienio, kai vaikai yra labai labai siaudrinę ir čia reikia miegoti, o jis tiesiog, kaip ten sako, eina galvomis. Tai tikrai vertėtų 1 kapsulę prieš miegą suduoti, kad tiesiog vaikas natūraliai nusiramintų. Ir ramiai savo užmigtų, nesiblaškytų ir, kaip sakant, nueitų tiesiog laiku miegoti. Taip pat rekomenduojama šį produktą vartoti su lecitinu. Tai yra tiesiog superinis produktas mūsų smegenims. Tiesiog skliausteliuose parašiau, užaugina smegenis, o tai reiškia pagerina mūsų atmintį. Dėl to aukšto kraujo spaudimo greitoji pagalba, tai ką galime mes padaryti, imame 3 tabletės kalcio, magnio ir vitamino D, aišku, idealiausiai, jeigu turim koralinio kalcio, bet jis yra kitoje rinkoje, ištirpiname stiklinėje vandens kartu su 3 HVP kapsulėmis. Patikėkit, po kažkiek laiko kraujo spaudimas būtent sumažėja. Solstic plus HVP, tai būtent, kai norime atsisakyti kavos arba cukraus. Solstikas arba, tarkim, stevija, jie mums duoda tą saldumo pojūtį, mes jį tarsi patenkiname, o HVP tiesiog normalizuoja mūsų nervinę sistemą ir galbūt, kaip sakant, padaro taip, kad mes nenorėtumėm tų dirbtinių saldiklių, cukraus ar tarkim, saldumynų kitų.
Ir kas labai svarbu, išties gyvenime taip nutinka, kad, neduok dieve, bet įvyko skaudus įvykis, mirtis, galbūt kažkoks, šokas, tarkim, po avarijos ar panašiai. Tai tikrai saugu yra vartoti net iki 10 kapsulių per dieną. Ir patikėkit, kepenims jums padėkos, kadangi geriant bet kokius nuraminamuosius yra labai stipriai apkraunamos kepenys. Taip pat dar šiek tiek noriu pakalbėti apie tą, kaip ir atsiliepimus. Vienas iš atsiliepimų yra tai 7 metus trukusi depresija, kai buvo geriami stiprus ir įvairūs antidepresantai, kur žmogus tiesiog pasakodavo, kad poveikis būdavo toks, kad eini per kelią, tau taip viskas yra užlėtinta, kad tu net nejauti, kad tu eini tiesiog automobiliu prieš nosį, šoka vairuotojas, jis tave purto ir sako, kad moteryje, ką tu darai, kodėl tu eini per tą kelią, o tu nieko nesuvoki, nereaguoji į tą aplinką. Ir ta prasme gaunasi, kad labai stiprus slopinantis poveikis. Ne tik slopinantis poveikis, bet išjungia bet kokias emocijas. Ne tik, kad tu galbūt nejauti tų depresijos požymių, bet tu nejauti ir džiaugsmo gyvenime. Kartu tai yra neigiamas poveikis tiek nerviniai sistemai, tiek smegenų veiklai ir kas ypatingai, tai yra apkraunamos kepenys. Taigi žmogus turėjęs 7 metus depresiją, kol nesusipažino su kompanija NSP, vartojo būtent tos medikamentinius preparatus, būtent HVP ir lecitino dėka pavyko susitvarkyti su depresija. Be abejo, dar vartojo ir kitus maisto papildus, tai yra natūralu, kad reikėtų ne tik tai šitų 2 produktų, reikėtų gal ir vitaminų komplekso, B grupės vitaminų. Taigi, kitas toks kaip ir atsiliepimas, kad moteris suvalgiusi nelabai tinkamų maisto, matyt turinti ir pati to nežinanti tulžies pūslėje akmenukų, pajuto labai aštrų skausmą. Ir tiesiog, nežinojo, ką daryti, nelabai pamenu tos situacijos, kodėl nesikreipė į gydymo įstaigas, bet tiesiog paskambino savo pažįstamai, kuri ir rekomendavo jai NSP produktus ir paklausė, ką man daryti. O ta moteris, kadangi pati atsiminė, ką pardavė, sako, jeigu tau dar liko HVP, tu išgerk 2 kapsulės, išsitirpink į vandenį, išgerk, dar po kelių minučių gali dar 2 išgerti, sako, 10 minučių laikotarpį tuos skausmus turėtų nuimti. Iš tiesų, kaip ta moteris sako, taip ir buvo, skausmus nuimė. Tiesiog nuimė spazmus, nes kas yra skausmas, tai yra kažkoks užspazmavimas. Ir vieni vaistai skausmą nuima tiesiog mūsų smegenų tam tikras dalis, šiek tiek blokuodami, kad mes nejaustumėm skausmo. O ta pati nošva, jeigu aš gerai pamenu, jie irgi nuima spazmus. Taigi, kam vartoti vaistus, kurie turi tikrai nelabai teigiamą poveikį mūsų organizmui, jeigu galime tiesiog pasinaudoti žolių, vaistinių žolių gale. Taigi, šalutinis poveikis, kaip minėjau, šiaip tai jo nėra ir nėra, kas svarbiausia, pripratimo, kad galima vartoti ir ilgesnį laiką ir nėra to poveikio, kaip būtent naudojant tuos vadinamus trankviliantus, kurie yra skirti depresijoms, kurie yra skirti raminti nervų sistemą ir nerimą šalinančius vaistus. Galbūt, žinot, mūsų organizmai yra labai individualūs, dėl tam tikrų priežasčių galbūt gali tiesiog netoleruoti tam tikrų sudėtinių dalių. Galbūt kažkokiam augalui yra jautrus organizmas. Tai reikėtų pasibandyti, tarkim, pradedant nuo 1 kapsulės. Šiaip šalutinio poveikio nėra pastebėta. Taigi, dėkoju už dėmesį, tai būtų kaip ir viskas šiam vakarui. Jeigu turit kokių klausimų, galiu pabandyti atsakyti, bet pasakysiu atvirai, pati vartoju šį produktą tam, kad tiesiog geriau miegočiau. Išbandžiau kelis kartus tą variantą Solstikas su HVP, pasižiūrėti, kaip man seksis, tarkim, pagyventi be saldumynų, suveikia puikiai. 3 dienos buvo, bet tikrai noro kažkokio saldaus. Taigi, jeigu turit kažkokių irgi pastebėjimų, atsiliepimų apie šį produktą, tai mielai aš irgi pati išgirsiu jūsų atsiliepimus.